pažiūrėjus į tavo gyvenimą iš socialinių tinklų perspektyvos, atrodai autentiškas, paprastas, žmogus, kaip ir sakėjai, ar ne, bendrauju su visais, atrašai visi, kam tik ten jau pavyksta atrašyti ir panašiai, ir drąsiai dalinies savo nuomonę. Tai aš, nežinau, antrą šiandien podcastą filmuojam, gal nepridarysiu klaidų, noriu pakalbėti apie mokesčius. Ir noriu pacituoti vieną tavo postą Facebook'e, kuris ten nemažai ir šerų susilaukė, 100 pasidalinimų, 1000 laikų, ten komentarų labai daug ir panašiai. Tiesi parašęs, kasmet sumoku 100 000 eurų į valstybės biudžetą. Ateinančiais metais greičiausiai jau įkopsim ir į 6-0 zoną. Dabartinė vyriausybė siūlo mokesčių pakeitimus, kurių rezultate mano sumokami mokesčiai išaugtų daugiau nei 2. Mes neturim ofiso, neturim jokių gamybinių patalpų, visi mūsų sprendimai uždirbantis pinigus yra pilnai skaitmeniniai. Visas pajamas gaunam iš už Atlanto, neturim net darbuotojų, paslaugas užsakom tik iš laisvai samdomų specialistų ar įmonių. Pastaruosius daugiau nei pusę metų net negyvenu Lietuvoje. Iškelti į bet kurią pasaulio vietą verslą man užtruktų lygiai 1 dieną. Iki šiol visus mokesčius mokam ir tebemokam Lietuvoje, net už paslaugas užsakom išskirtinai iš lietuvių. Nors dažnu atveju sutaupytumėm tą darydami svetur. Toks mūsų vertybinis sprendimas. Visgi siūloma mokestinė reforma verčia labai rimtai susimastyti. Rašai šitą postą dar prieš priėmimą, dabar jau turim 32%. Dėja, bet taip. Padidino. Kaip atreagavai tu, nežinau, tavo artimi verslininkai kažkokie, su kuriais bendrauji panašiai iš tos pasikeitimus? Tai jau vien iš įrašo turbūt supratai, kad tai gan emocingas tas įrašas ir aš dėl savęs, tai aš mažiausiai palinusi. Man visiškai nerūpi, aš, kaip ir sakiau, norėdamas aš galiu iškelti tą verslą per dieną. Ta prasme, būdo optimizuotis tikrai yra, ypač kai tu uždirbi tokius pinigus, bet dėl ko aš tą įrašą rašiau ir kas man iš tikrųjų glumina ir dėl ko aš labai pergyvenu, tai dėl Lietuvos. Tiesiog dėl Lietuvos ateities, nes aš manau, kad šitas sprendimas, jisai daro žiauriai didelę žalą mūsų visai investiciniai aplinkai, nes tai iš esmės apmokestinami tie, kurie daugiau stengiasi, kurie atneša daugiau vertės, kurie sugeba išvystyti kažkokį verslą ir tas visas apmokestinimas, juos realiai mes dabar pradėjom apmokestinti 2. Tai aš tiesiog manau, kad tai yra pakankamai neteisinga ir net jeigu mes galėtume ginčytis ir kažkas, nežinau, už kažkokių ten socialinių paskatų būtų čia koks socialdemokratas ir sakytų, kad taip yra teisingiau, nes daugiau uždirbantis turi daugiau didesnį galbūt procentą atiduoti, bet realiai aš manau, kad at the end of the day tai padarys daugiau žalos ir netgi jeigu mes surinksime daugiau mokesčių, tai net neš kažkokio teigiamo pokyčio visuomeniai. Nes, kaip ir sakiau, mūsų investicinė toks, sakykime, vaizdas suprastėja, mažiau žmonių norės investuoti dėl tų didesnių mokesčių. Lygiai taip pat tie patys lietuviai galbūt dairysis, kur galima ten verslą atsidaryti svetur, optimizuotis ir panašiai. Ir tada gale dienos paskutinė ta Excelio eilutė, aš manau, jinai bus labiau į minusą negu į pliusą iš šito padidinimo. Tai man dėl to tiesiog labai pikta ir kaip ir sakiau, čia dėl savęs aš tikrai nesijaudinu, man užteks ir susimokės. Bet sujudo verslininkai aplinkui, gal net girdėjai, nereikia vardų pavardžių, bet tai pavyzdžių, kad jau išėjo. Tai tikrai taip sujudo ir yra tokių, kurie jau netgi, kai prasidėjo svarstymai, jie suprato, kad nesvarbu priims, nepriims, bet jau vien tie svarstymai mums yra čia per didelė rizika ir mes nenorim čia labai daug investuoti, gal geriau mes padarysim kitur, kur 100% žinom, kad nieks nesikeis ir bus taip, kaip yra. Tai jo, manau, kad vien tas pats pokytis ir mokestinės sistemos keitimas pastoviai jau vien tai sukuria tokią labai nefainą aplinką verslui, nes tu atrodo, žinai, verslai vis tiek planuoja toli į priekį, vieni planuoja ten metus, kiti 3 metus, kiti 5 metus, o jeigu kalbam apie didelius verslus ir 100 milijoninės investicijas, tai jie tikrai galvoja kaip minimum 10 metų į priekį. Ir jeigu tu negali būti užtikrintas dėl kažkokios mokestinės aplinkos, tai tu tiesiog, tu žiūri į tai kaip į riziką ir tu tą riziką pasveri. Ir manau, kad dažnu atveju dėl tokių rizikų žmonės pasirinks kažkokias svečias šalis investavimui arba verslo vystymui. Jo, mes čia turėjom pokalbį apie būtent
optimizavimo mokesčių, kaip nesudėtinga padaryti, ypač skaitmeniniam verslam, iškelti ten kur 1% panašiai, nes dabar jeigu žmonės, nežinau, kažkas klauso ir galit klausytis ir sakyti, nu ką, jie čia vėl neužtenka pinigų ar panašiai, nu visą laiką gali atsirasti tokių žmonių, tai dabar kuri skaitmeninį produktą, reklamom neišleidi nieko. Iš vidaus kažko, paslaugų ar kažko užsakinėjai labai nedaug iš esmės. Taip. Jūsų didžioji dalis yra pelnas. Ir tada tu viską rodai Lietuvai ir tada tau ateina valstybė, sako, žiūrėk, 21% pridėtinės vertės mokestis, bam, 21% nuo pelno nebėra. Ir tada dar sako, nu jūs daug uždirba, tai va 32% dar nuo to. Tu darai verslą, bet 53% atiduodi ir savo pasilieki 47%, nors tu viską pats padarai. Tai tampa labai nebepatrauklu, kai nueini kažkokią šalį, kita pasižiūri, kad gali perkelti per dieną ir matai, kad gali mokėti procentą. Jeigu neišsimoki dividendų, gali būti, kad net nemokėsi nieko, jeigu ir investicijas darai, yra visokių schemų. Net nereikia apie mergelės tas salas kalbėti. Čia yra Malta, Gruzija ir panašių daug šalių, kur nesudėtinga tą padaryti. Tai iš esmės man kaip ir atrodė viskas ok, jeigu ten verslai nedideli, tam tikros lengvatos išneša, bet žmonės, jeigu, ten, nežinau, apmokestinkim turtinguosius ar uždirbančius, kaip prieš tai podcast'e kalbėjo pašnekovas, sako, bus didesnės pašalpos, pašalpos, žinai, bet tai tas pašalpas turi surinkti iš tų pačių verslų, nes žmonės, kai kurie, žinai, nesupranta, nesakau, kad daugelis, bet manau, kad tikrai nemaža dalis nesupranta, kaip apskritai valstybė veikia ir valstybė neima pinigų iš kažkokio neaiškaus iždo, kuris nukrenta iš dangaus. Tai yra mūsų pinigai, verslininkų pinigai, sudėti realiai vieną didelį krepšelį ir jie dalinami, kad valstybė galėtų klestėti, augti ir panašiai. Man aplamai labai sunku diskutuoti ir turėti kažkokią argumentuotą diskusiją šitą temą, nes netgi patys tie valdantieji, jie nelabai ten skiria laiko kažkokiai argumentacijai, kažkam. Aš manau, kad tai yra tiesiog politinis sprendimas parodyti, kad mes atimsim iš turtingesnių ir išdalinsim vargšam. Tai gan standartinis socialdemokratų Lietuvoje toks jo veikimo būdas. Ir jo, tai turbūt kažkokius politinius dividendus dalinasi, gauna populiarumo. Aišku, su dabartinė visa situacija Palucko, tai nelabai ten tie reitingai turbūt gerės, bet jo, tai man labai sunku kažkaip argumentuotai diskutuoti, nes man atrodo, kad vyriausybė nelabai padarė kažkokio darbo, kad galėtų atsisėsti ir argumentuotai labai sausais faktais paaiškinti, kodėl šita nauja sistema bus teisingesnė, geresnė negu dabar esanti. Tai tiesiog dėl to tiesiog pikta. Jo, man asmeniškai tai labai pikta. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.